Ir paskutinis filmas, kurį norėjau rekomenduoti nematęs, arba bent jau pasižadėti jį pamatyti ir tuo pačiu atkreipti į dėmesį, tai vadinasi Didesni purslai, kūrinys, kuo jis yra įdomus, tai ne tik todėl, kad tai yra gan garsaus prancūzų kūrinio filmo remake'as, Baseinas jis vadinasi, bet ir po labai ilgos pertraukos pirmas Luka Guadagnino filmas, kurį mes atsimenam iš Io sono amore arba Aš esu meilė, tikrai vizualaus ir tokio savito ir kitoniško filmo, kuris kažkaip man visai įstrigo. Ne tiek patiko, kiek įsiminė ir buvo gan plačiai aptarinėjimas. Tai čia po ilgo laiko tarpo jisai, jeigu neklystu, čia jo naujas filmas ir tai jau savaime yra įvykis, bus labai įdomu pažiūrėti vėl, kaip visada yra įdomu žiūrėti Tilda Swinton, kaip šį kartą jinai atrodys ir ką jinai iškrės kino ekrane. Tai aš įsitraukęs į savo būtinų pamatyti filmų sąrašą, įsitraukite ir jūs. Tai tiek būtų tų rekomendacijų. Visą laiką nepakenks į bet kokią rekomendaciją žiūrėti tartinai ir nueiti pačiam, susirasti dar bent kelis filmus, kuriuos jūs pažiūrėsite arba pažiūrėti tos filmus, kuriuos rekomendavau ir autoritetingai pareikšti, kad nesąmonė, nieko jie verti, prasti ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tame ir yra kino pavasario absoliutus žavesys, kad tu žiūri daug kino, tu mastai apie jį, tu sutinki žmonės, kurie žiūri irgi daug kino ir tu su jais kalbėsi, ginčiesi, pyksti ant jų, kad jie turi kitokį skonį arba kitokį suvokimą. Ir aš manau, kad tai yra labai labai sveikas reiškinys apskritai kino industrijoje. Mes turėtume tai praktikuoti daug dažniau, ne tik tai kartą per pavasarį. Tai gero kino pavasario ir neprailgstančių filmų.